2, 1. Dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir eisim ieškoti Gražinos pasąmonės. 3, 2, 1. Kur ji yra? Kas yra su Gražina? Aš matau ją namuose. Guli lovoj tokia kaip kad plyta kokia. Ant plaučių uždėta. Plyta ant plaučių uždėta gerai ir temperatūra laikosi 2 savaitę. Matau, Dabar taip. lyg tai degantis, net ir plaučiai, karšti plaučiai. O taip dėl ant plaučių uždėta ta plyta, nes negali net ir sunkiai taip įkvėpta, nesunku. Tai Gerai, kas diafragma tą plytą uždėjo, kas čia bando susidoroti su Gražina, dėl ko kas lenda prie Gražinos? Gerai, čia viskas veikia pagal tą makaronų virusą, ne? Planą. Metam tos reptus velniop, tą plytą jam įteikiam į rankas ir su ta plyta, nežinos, jie į juodą skylę 3, 2, 1. Dabar taip, pakeliam jos atėrintą kūną, neatsisėda dabar. Ok. Ir pažiūrim, ar yra bakterija, virusas pas ją? Yra. Yra, ar ne? Kaip dabar virusas plinta ir kur išplitęs, kurią vietą labiausiai užgožęs virusas? Visą tą nosį, nosies gleivinę, po gleivinę, burnos ir plaučių. Gerai, dabar padarom antidotą, vienu žodžiu, antivirusinį. Ir dėl kokios priežasties jos imuninė sistema nesusidoroja su virusu. Kas yra imuninė sistema? 3, 2, 1. Išjungta, kaip kad net pažintų, ne? Gerai, kas išjungia imuninę sistemą? Reptai tie pats? Taip. Gerai. Tai dabar parodyk, kaip susitvarkyti stalčiuką imuninės sistemos. Visą iš naujo įjungti imuninę sistemą. Antidotą duodam. Dabar ištraukiam visą šitą virusą Lina. Ištraukiam virusą. Iš visų gleivinių, iš visų skysčių, kraujų, limfų. Sunaikinam tą virusą, visą jo informaciją, patologiją šitą iš viso panaikinam, šito gripo viruso arba bakterijos 3, 2, 1, kuri veikia destruktyviai. Jinai išsimeta viską, išsipurto. Kaip jos atrodo astralinis kūnas? Man atrodo, nėra dublerių. Gerai, tai susigrąžina savo dublerį 3, 2, 1 ir susiinstaliuoja, harmonizuoja savo astralinį kūną. Pajungimą padaro. Taip. Dabar ją tiesiog į tokį kombinezoną įvelkam, ar ne, su saulės visais spinduliais. Labai daug. Broncham, plaučiam duodam saulės spindulių ir universo baltos šviesos, kad gijimo procesas prasidėtų trachėja, skydliaukė, nosis, ryklė, gerklė, galva. Ir pasižiūrim, koks jos emocinė būsena, kokia tai vat emocinį kūną visą savo išsivalo. Juodas tokia kaip baimė. Va. Tai vat šitą vat baimę visą, kuri kelia baimę. Vat sakau, žmonės pats blogiausias dalykas šitoj ligoj. Baimė. Jeigu baimė tik yra, iš karto imuninė sistema atsirašo. Tai va dabar psicholauką sutvarkom. Visą trojanos virusą, visą tą baimę. Registraciją agregorą dėl makaroninio viruso nuplėšiam, atkerpam, išmetam. 3, 2, 1. Daktarų manipuliacija ir visų tenai tų medijų, kas ką šneka, kaip šneka Lietuvoje, kaip visiems varo, supranti, ir žmonės, kurie kalba, atneša tą negatyvę energiją, visą šitą brūdą, visą šitą degutą nusitempia ir išmeta. Kas vyksta? Tai ką pasakyti, padarė, atsikliavo nuo agregorą ir nusėmė tą apvalkalą.
Išgėrė antidotų, susijungė imuninę sistemą su astraliniu kūnu. Arba tai išsivalė mentalinį savo kūną, nes labiausiai baimė toksai juodas išlenda, tokia kaip pingpongo raketa, ne, toksai juodas išlenda. Aha, gerai, tai ir visus demoniukus ten visus surenkam, visus išmušam, per mėsmalę ją pravarom ir tą aukšto dažnio ir įdedam į tą kolbą, tiesiog vat mėnesį su gijimui ir namuose visus portalus ten užsidaro, viską užsidaro ir panaikinam bet kokias kliūtis dėl finansų. Nes jai reikia dirbti. Sidenzifikavo, gerai. Nes jai reikia dirbti, žinai, dėl vaikų, dėl visko ir išlaiko šeimą, taip kad reikia, kad nebūtų jokių kliūčių dėl finansų. 3-1. Ar dabar geresnė, dabar kaip jinai gali kvėpuoti? Tai dabar kvėpuoja lengviau su visais plaučiais, nes pirmai buvo trukdys, taip negali net iki galo įkvėpti, ne? Tai toksai sunkumas. Supratau. Gerai, tada, tai dabar tada, jinai, sakau, kombinzonas tas eina į tą mūsų kolbą aukšto dažnio ir sėdi tenai tarp to aukšto dažnio ir keičiasi visos energijos, visa baimė, tiesiog ateina harmonija ir ramuma. Pasitikėjimas savo kūnu, kad jie yra kūrėja ir jisai dabar atsiregeneruos. Integruojam kordycepsą, Dr. Mors visas vaistažoles, mumija, drebuliuoti ir fortūną. Pabustinti grinai jos imuninę sistemą. Daug vitamino C. Taip. Va, dabar jau geriau, ar ne? Puikiai, ne? Gerai tada. Iki greito.